ką turi žinot kiekvienas grūmeris ir kiekvienas gyvūno šeimininkas, kuris dirba su šuniu ant stalo. Tai pirma, niekada nepalikite vieno šuns ant stalo be priežiūros. Netgi per 10 mm. Visą laiką turim laikyti šunį arba sudaryti sąlygas, kad jisai negalėtų nušokti. Mano praktikoje yra labai daug atvejų, kad pasitikėdami savimi ar šuniu, atsitraukia trupučiuką dėmesį į kitą pusę, šuo šoka nuo stalo, nusilaužia arba kojas, arba patiria kitas labai skaudžias traumas. Tai šita pamoka turi būti vieną kartą ir amžina kiekvienam. Niekada nepalikite šuns ant stalo vieno ir visuomet jauskite, kad šunį turite ir prilaikote. Antra, kai dirbate su gyvūnu ant stalo, būkit labai atsargus su įrankiais ir visais chemikalais ar papildomomis priemonėmis. Kodėl? Gyvūnas gali netyčia užlipti ant žirklių, netyčia užlipti ant šukų, susižeisti ir patirs be galo didelę traumą. Taip pat nelaikykit jokių daiktų aplink gyvūną, kai dirbat su juo, o laikykit saugioje vietoje, kad gyvūnui tai būtų nepasiekiama ir jisai būtų saugus. Trečia, kai baigiate procedūrą, gyvūną patys saugiai nukelkite nuo stalo ir įsitikinkite, kad gyvūnas saugiai pastatytas ant žemės. Ir tada būsim ramūs ir mes, ir sveiki mūsų gyvūnai.